Renginys tradicinis vyksta seniai, anksčiau vykdavo ant Dusetų ežero ledo, tačiau pasikeitus truputėlį sąlygom pastaraisiais metais vyksta hipodrome. Dalyvių yra ne tik iš Lietuvos, atvyksta ir iš kitų valstybių, todėl tos varžybos iš tiesų įgauna plačią prasmę, tarptautinę prasmę ir tie pasiekti rezultatai kiekvienais metais vis gerėja. To paties tikiuosi ir šiemet. Tai norėčiau visiems palinkėti geros nuotaikos, gerų sportinių emocijų, na, be abejo, varžybų dalyviams pačių geriausių ir aukščiausių rezultatų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti gerbiamam Dariui Jokišiui. Iš tikrųjų, viskas puikiai suorganizuota. Ledas kaip stiklas, 65 stūmai yra pasiruošę startui, o iki žiūrovam truputėlį pačiaurėjo ir geros nuotaikos. Labai ačiū, kad jūs susirinkot gausiai. Žmonės, matau, irgi puikiai renkasi, visi ten mūgė pilnėja, tik tai ką atlėkiau iš mūgės. Ten visi patenkinti, visokie gėrimai garuoja, mėsos garuoja, vienu žodžiu labai smagu. Ačiū, labai norėčiau padėkoti Žemės ūkio ministerijai, kurie kiekvienais metais organizuoja šitos patys didžiausi organizatoriai šios šventės. Malonu, kad dalyvauja ir ministras, ir viceministrė. Labai jums dėkui. Norėčiau palinkėti jums tikrai linksmos nuotaikos arklio metai šiais, kurie tikrai siejasi su visais arkliais. Linksmų jums švenčių, linksmos šventės. Ačiū dar kartą. Kągi, mėlėjai, tikrai malonu matyti daug spaudos atstovų svečių. Aišku, dar visi svečiai nesugužėję. Pats bumas bus 12 valandą. Na, šiandieną tikrai noriu padėkoti ypatingai Žemės ūkio ministerijai, kurie tikrai remia šį renginį ir organizuoja renginį tradiciškai jau galbūt 50 metų. Tikrai noriu padėkoti promo atstovai, tai yra Jonušui Dariui, kuris tikrai puikiai sutvarkė visą aplinką, jisai sutvarkė visą infrastruktūrą. Taip pat dėkojame ir merui, kuris irgi dalyvavo šiame procese. Ir tikrai noriu visus pakviesti ne tik tai stebėti žirgų lenktynės, bet dalyvauti yra mūgėje, kur groja kaimo kapelos, kur galima pasivaišinti įvairiais lietuviškais patiekalais. O vakare 17 valandą vyks kultūros centre mūsų naujajame paroda dailininkų tarptautinė žirgas dailėje. Nors darytas sunkstus, netingėk, kelkis tu, paskubėk, susiruošk ir greičiau. Un sartų, lakerogės ratu, un sartų, trauksmą dainų kartu, un sartų, lakerogės ratu, un sartų, trauksmą dainų kartu. Sniegas dulka keliu, žirgas traukia už du, gal nujaučia jisai, kad suku link sartų. Un sartų, lakerogės ratu, un sartų, trauksmą dainų kartu, un sartų, lakerogės ratu, un sartų, trauksmą dainų kartu.
Nesvarbu, kad žvarbu, užpustyti takai, lėks ir lėks vis aplink, stebuklingi žirgai. Un sartu, lakė rogės ratu. Un sartu, trauksmo dainų kartu. Un sartu, lakė rogės ratu. Un sartu, trauksmo dainų kartu. Trauksmo dainų kartu. Trauksmo dainų kartu. Tai aš labai noriu pasidžiaugti, kad šiandien mes šitą vakarą, šventinį dieną, ir jau tapo jau tradicija, 8 metai iš eilės mes atidarom per žirgų lenktynės vakare visą laiką parodą. Žirgas dailėj arba žirgas fotografijai. Šiais metais atidaroma 4. dailės paroda, jau tapo tradicija, o pernai buvo irgi 4 jau buvo fotografijos parodos, kas 2 metai. Mes keičiam, vieni metai dailininkai, kiti metai fotografai. Tadgi džiaugiuosi, kad šiais metais gausus būrys panoro dalyvauti su savo kūryba parodoje ir 37 dailininkai. 37 dailininkai iš Lietuvos ir mūsų bičiulis, naša drug, iz Rygi, Edvins Kruminč. Tai tokie dailininkai, kurie čia kūrė ir žinomi yra Lietuvoje ir Latvijoje. Aš noriu pasakyti, kad turbūt vieni iš ryškiausių lietuvių dailininkų šiais metais kolekcijų pristato savo darbus. Visi dauguma, turbūt beveik didžioji dauguma yra Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Daugelis dėsto dailės akademijoje, turintys ir profesoriaus vardus. Ir tai tokias veiklas nusipelnę dailininkai, nacionalinės premijos laureatai. Tai aš norėčiau pasakyti, kad tai yra mūsų net Lietuvos jau, galima sakyti, klasikai, kaip Silvestras Žiaukštas, ar jaunesnioji karta, Aleksandras Vozbinas, Daniliauskas, Griškevičius ir taip toliau. Aš noriu pasidžiaugdamas pristatyti dabar atvažiavusių šiandien autorius. Ir tie autoriai yra tikrai įdomus ir visų pirma noriu pristatyti Silviją, ar Silvą, taip pavadinti tave, Dreveckaitė iš Vilniaus, tapytoja. Taip pat Edvins Kruminčius iš Rygos. Tarp kitko, Edvins sukūrė jau mūsų galerijoje, yra dalyvavęs
surengęs parodą su Jonu Kazlausku, kurio čia darbai yra, prieš kokius 4 metus. Tada Algis Gaižauskas ir Romas Pučiakas šiandien dalyvauja. O taip, sakiau, dalyvauja 37 dailininkai iš Lietuvos ir iš Vilniaus. Lietuvos tai tikrai taip ir Panevėžio regionas, ir Vilnius, ir Kaunas, ir mūsų kraštiečiai iš Dusetų, Zarasų, Utenos, Anykščio. Tadgi įdomus tas, šiais metais džiugu, kad yra daug skulptūros, ypatingai įspūdingas ir Edvino darbas yra pristatomas skulptūra, ir grafikos darbai, ir tapyba, ir akvarelė. Tadgi tikrai džiugu, kad mes vėl išleidom tradiciškai puikų, kaip puikų, įvertinsit jūs, bet įsamų parodos katalogą dėka rajono savivaldybės, kurie mus parėmė ir šiuo atveju mes kaip ir tradicija jau tapo, kad mes jau išleidom 8 parodas ir 8 katalogai. Ir ateityje planuojama ir visi net pritarė leisti tokį puikų, sako, albumą Žirgas mene. Tai yra ir įdomu, arba Žirgas dailėje, išleisti tokį albumą, kuris tikrai būtų paminklas arkliui. O Dusetom yra prestižas tai, kad žirgų lenktynės, tradicijos senos, gilios tradicijos, ir tai mūsų ir herbas Arvydo Každailio sukurtas, jo darbai irgi yra eksponuojami. Tadgi mūsų Dusetos turbūt neatsiejamas nuo arklio įvaizdžio. Tai ne tik anykščiai, bet manau, kad mūsų gilesnės ir senesnės yra istorija gilesnė yra negu anykščių. Ir tai yra Dusetos visada siejasi su žirgų lenktynėmis. Jeigu ten gyvi arkliai bėgo, ten visą šitą, bet užfiksuoti kiekvieną arklį, man kiek pamačiau, tai šitas paveikslas, nežinau, aš ne specialistas, ne koks menotyrininkas tenai kažką, kad ką tai ar kritikuoti, bet šis akis šitą taip žvelgia tokiu žvilgsniu, kad gal ne kiekvienas žmogus tokiu žvilgsniu gali pažvelgti. Čia mano pirmas įspūdis, aš nežinau, nemačiau daugiau kitų paveikslų. Šiaip labai ačiū tikrai už šitą kūrybą. Mėlyjei, tikrai malonu, žavu ir prasminga, kad neatsiejama dalis žirgų lenktynių yra būtent jau tapusi tradicinė paroda. Būtent tą patį vakarą, kada vyksta lenktynės. Ir aišku, mes turim dėkingi būti tai mūsų, tarkim, tiems žmonėms, kurie tikrai nesisako remti tas parodas. Ypatingai noriu padėkoti svečiams, aišku, saviems žmonėms, ir ypatingai Edvinsų, kuris tikrai, kaip minėjo Alvydas, kultūrų parke sukūrė 2 žirgo galvas, kurias aš kiekvieną rytą stebiu dieną per langą, kada laisvalaikis yra matas. Во-первых, большое спасибо, что пригласили меня, что могу здесь показать свою работу. И думаю, что может, еще дальше пригласят меня. Спасибо. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad čia dalyvauju, nes su Alvydu jau kažkaip tai ir plenerė jis pasikvietė mane, labai džiaugiausi. Jo, Zarasuose labai buvo geros sąlygos ir parsivežiau labai gražių, mano nuomonė, darbų padariau. Ir visada svajojau šitoj galerijoje parodyti savo darbų. Šiaip tą žirgą nutapyti nėra sunku, aišku, pasižiūri jį gali iš natūros, bet taip ir nesinori jo tapyti paprastai. Dailininkui reikia kažką pamatyti daugiau. Sunkiausia surasti kažkokią tai intrigą. Su kuo sugretinti ar supriešinti tą žirgą, kokioje aplinkoje, kokiam kontekste. Tai čia yra sunkiausia. Vien tas toks anatominis nutapimas, jis tik grinai bus kaip vadovėlis veterinarijos specialybės studentams apie arklius. Yra daug gražių darbų, kurie dailininkai įdėjo labai daug darbo, tikrai atrodo, kad paprasta kažką sukurti, bet iš tikrųjų, kaip kažką tai pradėti, tai taip ir nelabai lengvai gaunasi visas šitas rezultatas.
O čia yra paroda labai graži, menininkai yra labai talentingi čia dalyvauja, labai garsus Lietuvoje ir pasaulyje. Ir visą šitą sugebėjo Alvydas Tauskas suburti tokią rinktinę menininkų, o aš čia kaip netikėtai tiesiog. Nes gyvenu per 100 metrų, čia dabar žiemoju šią žiemą biškį, jau dažniau bandau ir taip pat, nes pirmą kartą žirgo dalyvauju. Man akis tylom pasakyk, atspėjai tai jis vingiuotam kely, stabai devyni nuošiovus jau tu ateini. Saulė jau užtekės, paduok man ranką, skaudės, na ir kas, iš tavo akių man skamba, tikiu, ateik ar ateik, bučiuok ir raglėm, žaizdų jau neslėp, man viską